Tiesos vaisius. Elohimo žodžiai širdyje. Gyvenimo kelias. Apreiškimas 4:03. Hebrajams 10:20. 20. Tiesos vaisius. Širdies žemė. Išmesk netiesą iš savo širdies ir padaryk ją gerą dirvą, pasiek tiesos sėklą ir augindamas tiesą dink vaisių. Žemės susigrąžinimas. Raskite netiesą, kurią Biblija sako išmesti arba nedaryti, išmeskite ją iš savo širdies ir padarykite ją derlingą dirvą. Sėti tiesos sėklas. Raskite tiesą, kurią Biblija sako saugoti, ir pasiekite tiesos sėklą širdies lauke iš derlingos žemės, auginkite ją ir neškite tiesos vaisius. Tiesos vaisius. Tiesos vaisius. Projektas. 1. Projektas. Išmesk. 2. Projektas. Nedaryk. 3. Projektas. Laikykis. 4. Projektas. Daryk. Įvei, projektas, daryk. Išmeskite melą iš savo širdies ir paverskite ją gerą žemę. Gyvenimo kelias. Apreiškimas 4:03. Hebrajams 10:20. Efeziečiams 4:29. Joks bjaurus žodis ten neišeina iš jūsų lūpų, bet tik tai, kas gera, kas tinka ugdymui ir suteikia malonę klausytojams. Efeziečiams 4:32. Būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje atleido jums. Efeziečiams 5:1. Taigi būkite Dievo sekėjai kaip mylimi vaikai. Efeziečiams 5:2. Ir gyvenkite mylėdami, kaip ir Kristus pamilo mus ir atidavė už mus save kaip atnašą ir kvapę auką Dievui. Efeziečiams 5:4. Taip pat nešvankumas, kvaila šneka ar juokų krėtimas jums netinka, verčiau te būna dėkojimas. Efeziečiams 5:6. Tegul niekas neapgauna jūsų tuščiais plepalais, už tokius dalykus Dievo rūstybė ištinka neklusnumo vaikus. Efeziečiams 5:8. Juk kadaise buvote tamsa, o dabar esate šviesa viešpatyje. Elkitės kaip šviesos vaikai. Efeziečiams 5:10. Ištirdami, kas patinka viešpačiui. Efeziečiams 5:11. Ir neprisidėkite prie nevaisingų tamsos darbų, o verčiau atskleiskite juos. Efeziečiams 5:15. Todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip elgiatės, kad nebūtumėte kaip kvailiai, bet kaip išmintingi.